Tai įsivaizduok, kad turi elektroninę parduotuvę, kuri generuoja 50 tūkstančių eurų apyvartą per mėnesį, turi 10 tūkstančių eurų biudžetą marketingui, kurį vieną marketingo kanalą rinktumės ir kodėl? 50 ar 50? Nuo 5 iki 10 tūkstančių per mėnesį apyvartą ir 10 tūkstančių marketingui biudžetą, bet gali pasirinkti tik tais vieną marketingo kanalą čia ir kodėl. Oi. Kas per produktas, labai svarbu, koks krepšelis, ar jis gali būti spontaniškai perkamas ar ne. Bet jeigu krepšelis yra sąlyginai mažas ir žmogus gali greitai priimti sprendimą, pirkt, aš ir bandyčiau influencer marketingą, nežinau, kuri platforma, kokia šalis, jeigu tai yra Amerika, tai TikTok shopų bandyčiau, jeigu Lietuva, tai nežinau, Instagramas turbūt labiausiai eitų, nežinau, kokia auditorija moterį, bet šiandien, žinai, jau plečiuosi detalės, bet apsvarstyčiau šitą variantą, bet mane apspręstų keletą dalykų.